Apklausų duomenimis tie elektromobilių pirkėjai, kurie ieško būtent vokiško elektromobilio, dažniausiai renkasi tarp Volkswagen ID4, ID5, Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron arba Škoda Enyaq. Ir šiandien aš jūs noriu iš arčiau supažindinti su Škoda Enyaq Coupé. Taip, tai Škoda Enyaq Sportline, taigi pagražintas modelis, o beje Enyaq Coupé kaina prasideda nuo 49 ir ten 900 eurų ir baigėsi apie 59 ir irgi kažkiek 100 eurų, jeigu rinksitės galingą RS versiją varomą 4 ratais. Šis modelis varomas galu, turi 77 kWh bateriją, įsibėgėja per 8 sekundės, galingesnė versija gali įsibėgėti per 7, bet patikėkite, važiuojant žiedinėse sankryžose Lietuvoje to visiškai pakanka. Koks pirmas įspūdis? Pirmas įspūdis tai be abejo yra automobilio priekis ir jis kai kam primena senesnę Škodą, nes negali nepriminti kai kam Audi, kaip kam net šiek tiek ir BMW elementus, bet iš tikrųjų TechDeckFace Škoda užrašas sako, kad tai yra tikrai Škoda. Ši šviečianti linija yra šiek tiek Volkswageniška, bet ne tokia intensyvi ir, sakyčiau, labiau netgi subalansuota. Ir be abejo Škoda žibintai, 4 dalių arba 4 sekcijų Škoda žibintai, na tai yra Škoda ženklas. Visi SUV-ai dabar jau turi 4 dalių žibintus. Sportiškas siluetas, nuožulni galinė dalis. Atrodo tikrai spūdingai, nors tai yra vidutinis klasės elektromobilis, apie kainą čia kalbu, apie 50 000 jau galima įsigyti neblogą versiją. Man netgi primena labai gražų automobilį Audi Q5 Coupé. Tai va, Škoda, aišku, lempos labai specifinės lyginant su Audi, tai tokios siaurėjančios, bet sutikite, pirmą kartą pamatę šį elektromobilį ir pažvelgę iš šono nebūtumėt pasakę, kad čia Škoda. Kažkas daugiau. Beje, bagažinė, nepaisant to mano minėto nuožulnaus stogo silueto, yra milžiniška, didžiulė ir maždaug 10 litrų mažesnė už tą kampuotą standartinį Enyaqą, lyginant standartinį Enyaqą ir Coupé. O ką mes čia viduj galim rasti? Krovinių tvirtinimas, daugybė, kaip ir būdinga Škodai, kabliukų, QR kodas, nusiskanavę jį, gausite visą informaciją. Kam reikalingas šitas dalykas, nežinau, nes aš nerūkau. Taigi daug Simply Clever dalykėlių, bet jeigu jums vis dėlto dar kyla klausimas, ar čia tikra Škoda, ar čia kosminis laivas, atsidarykite vairuotojo dureles ir rasite ten ką? Skėtį. O kurgi gremžtukas, jeigu nėra degalų bako elektromobilyje? Štai čia galima gremžti stiklus, priekinius, galinius, galima tiesiog uodų sukandžiotas rankas pasikasyti. Pažvelkime į automobilių interjerą, į vidų. Jau ankstesnis Enyaq, lyginant su artimiausiu Volkswagen giminaičiu, buvo truputėlį jaukesnis ir truputėlį gražesnis, nebuvo tiek minimalizmo, bet čia yra Sportline, taigi viskas, pradedant vairu, 13 colių multimedija ir tikrai panelė, kurią yra malonu liesti, viskas čia yra, sakyčiau, subalansuota ir harmoninga. Jeigu mes kalbame apie elektromobilį iki 50 000 eurų, apie tokią kainą, ne apie Porsche jų kalbam. Išlikę fiziniai mygtukai, tai yra didelis pagirimas, labai gerai, kad jie yra išlikę, nenueita vien į liečiamą ekraną. Na ir be abejo ant vairo esantis ir garso reguliavimo, ir informacijos parinkimo mygtukai, jie savo darbą atlieka puikiai. Vairo šildymas taip pat arba balso komandos, štai mes galim pasikalbėti su Laura. Laura? Sorry, here's an overview of all the functions you can control with your voice. You can select one by saying its name or the Why not try this? Next track, I want to listen to the radio or turn up the music. Laura, turn on the radio, please. The radio is already in use. M1 turi gerą skonį. Multimedija tikrai nėra labai sudėtinga, jinai yra labai paprasta ir aiškiai, galima pasirinkti net iki 5 funkcinių mygtukų, o orientuotis joje tikrai nėra sudėtinga. Štai mes galime keliauti į automobilio nustatymus, į įkrovimo nustatymus, bet apie juos šiek tiek vėliau, pasirinkti bendrą meniu ir netgi garso nustatymams neturiu ypatingų priekaištų, nes čia yra Canton arba Canton garso aparatūra, kuri maloniai
džiugina ausį, čiagi elektromobilis. Važiuojant elektromobiliu klausytis muzikos yra vienas malonumas. Tai tikrai komplimentas, kad gamintojai neperėjo vien prie vieno liečiamo ekrano, nesvarbu jis sukiojasi ar nesisukioja, bet paliko ir pagrindinį vairuotojo prietaisų skydelį, kuriame mes galime matyti ir pasirinkti norimą informaciją. Bet man didžiausias malonumas yra šitos nesportinės, bet sportiškos sėdynės. Sportinis dizainas ir tu jautiesi tikrai pakankamai geras vairuotojas, sėdėdamas tokioje sėdynėje. Jeigu kas nors sako, kad elektromobiliai nesukelia jokių emocijų, tai šitas Enyaqas emocijų tikrai sukelia. Daug kalbėti apie ADAC, pagalbos vairuotojų sistemas nėra ko, nes jos panašios visose automobiliuose. Tik galiu pasakyti, kad Bluetooth, SmartLink, Škoda Connect, 2 USB-C jungtis, belaidis Apple CarPlay, viskas čia veikia be trikdžių. Na ir svarbiausia yra telefono belaidžio įkrovimo dėtuvė, kuri taip pat yra efektyvi ir sparti. Škoda nebūtų Škoda, jeigu nebūtų daugybės salonų transformacijos galimybių. Turiu omeny, štai čia yra daug vietos padėti daiktams. Vadinamieji, nelietuviškai tariant, cup holderiai, o lietuviškai puodelių laikikliai. Irgi net keli pasirinkimai, kaip jį galima įtvirtinti. Mažiausia 3. Na, irgi reguliuojamas porankis, tai yra labai patogu. Ir dar viena dėžė. Kur gauti tiek turto, kad būtų galima sutalpinti iš Škoda Enyaq? Na štai tiek ditirambų, bet nepamirškime, kad kalbame apie elektromobilį ir daugelį rūpi kas, baterija ir variklis, apie variklį jau kalbėjau, o siūlomos baterijos 59 ir 77 kWh, įsibėgėjimas iki 100 per 7 arba 8 sekundės, tai kaip ir minėjau, per akis. Toks modelis varomas galiniais ratais gali nuvažiuoti daugiau negu 400 km, na, o prabangesnė versija daugiau negu 500. Specialiai nesakau tiksliai kilometrų skaičiaus, nes viskas, kaip žinote, priklauso nuo vėjo krypties ir kondicionieriaus. Šiandien vėjas stiprus, lietų keičia saulė keičia rūkas, taigi sąnaudos nebus mažos. Važiuojam, pasižiūrėsime, kiekgi šitas elektromobilis gali įsisavinti elektros energijos. Man tai patogiausia naudoti šiuo atveju Electrum Drive appsą. Štai kolegiai su Audi padėjome pajungti laidą, jie nuskenavo kodą, čia yra kitas įkrovimo būdas. Na ir dar galima turėti elektros tiekėjo kortelę, kurią pridedi prie aparato ir vėlgi prasideda krovimas. Bet aš kaip jau minėjau, man tai patogiausia yra naudoti appsą. Kadangi diena permaininga ir vėjuota, tai elektros energijos reikia įkrauti daug. Ir apibendrinamas galiu štai ką pasakyti. Pirma višta ar kiaušinis, ar Lietuvoje daugiau elektromobilių ar greito įkrovimo stotelių. Tai mes matom, kad stotelės maksimali galia yra 300 kW. Šitas elektromobilis gali paimti apie 135. Taigi dar labai didelis limitas, beveik dvigubai daugiau energijos gali atiduoti pati stotelė. Be abejo, Rygoj lygiai tokioj pačioj stotelėje krovėm Volkswagen ID7. Ten su apytušte baterija ID7 paėmė 175 kW. Taigi skirtumas yra. Be abejo, jeigu važiuotume labai prabangiu elektromobiliu, tarkim Porsche arba Audi e-tron GT, na, tas elektromobilis be abejo paimtų dvigubai daugiau elektros energijos, išnaudotų beveik visą šios stotelės potencialą. Na štai, tikrai teisingai atlikome namų darbus, bateriją pašildėme, automobilis kraunasi daugiau negu 130 kW galia, taigi veltui laiko nešvaistom ir galim pasidžiaugti, kad infrastruktūra tikrai yra nebloga. Iš Vilniaus į Palangą važiuojant pasirinkimų daug, o štai šita itin greito įkrovimo stotelė, pabrėšiu 300 kW, net šitas elektromobilis tiek nepriima, 300 kW stotelė
dabar dirba tikrai maksimalia galia, neįsivaizduoju, ar tokiom oro sąlygom Škoda galėtų priimti daugiau. Kraunamės ir lekiam toliau. Vos atsisėdus į ENIAC, pirmas įspūdis. Valdymas tikslus, vairas malonus, sėdėsena vieniems karališka, kitiems galbūt sportiška, nes sėdynės prilaikymas tikrai geras, bet čia yra Sportline'as, nepamirškim, čia yra prabangesnė versija ENIAC'o. Kitas svarbus dalykas tai elektros sąnaudos, mes jau kalbame apie elektromobilį. Labai patogus dalykas yra štai šios lopetėlės prie vairo, kurios leidžia reguliuoti regeneraciją. Štai dabar matot pirmo lygio, antro lygio elektromobilis stoja ir lopetėlėmis jį išjungiu. Žodžiu, 3 regeneracijos lygiai, 3, taip, lygiai 3 ir tai yra labai patogu. Elektromobilį aš pirmiausia vertinu pagal tai, ar jisai yra sukurtas žmogui, kuris supranta, kas yra elektromobilis, kitaip tariant, kuris supranta, kad reikia išnaudoti inerciją elektros regeneracijai, tai Škoda sukūrė šia prasme tikrai gerą elektromobilį. Kitas svarbus dalykas yra elektros sąnaudos ir įkrovimas. Tai elektros sąnaudos važiuojant prieš vėją maždaug 130 km/h yra 24 kWh 100 km. Važiuojant 120-125 mes turime apie 20,5 kWh. Nuo važiuodami 100 km/h mes suvartojame tik tai 16 kWh 100 km, tai neblogi rezultatai, tikrai neblogi, tačiau turėkime omeny, kad tai nesuvas, tai yra kupė, tai yra elektromobilis, kurio aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas yra tikrai labai geras. Iš esmės visa šio elektromobilio platforma bent jau man labai primena Volkswagen ID7, nors galbūt būtų galima lyginti ir su ID5. Nepaisant tikrai gražių žodžių naujajam ENIAC'ui, 21 colio ratai, galiu pasakyti, yra dėl grožio. Turbūt daugelį šiuolaikinių automobilių tai galioja, kurie neturi orinės pakabos, čia orinės pakabos nėra. 21 colio ratai labai gražus, bet labai dunda. Mūsų automagistralės, ypatingai pirmoji juosta, nėra kokybiška. Todėl bum, 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 bum važiuoja kaip su traukiniu. Tai taip, ENIAC'as leidžia būti išskirtiniu ir gražiu, bet jeigu kalbėtume apie akustinį komfortą, geriau jau klausytis ENIOS, kadangi tai yra ENIAC'as, bet ne šių ratų bumbsėjimo.